Draugai, šią istoriją su mumis pasidalijo Nirmala Devi iš Indijos Reddit tinkle. Žiūrovai, sako Nirmala Devi. Mano vardas Nirmala Devi. Šiandien noriu pasidalinti su jumis istoriją, kuri mano gyvenimą pavertė visam laikui. Tai yra tiesa, kurią turėjau atlaikyti ir dabar aš ją dalijuosi su jumis. Viskas prasidėjo paprasta karščiavimu. Maniau, jog tai paprastas virusas, bet ta paprasta liga virto kažkuo daug baisesniu. Tai buvo Nipah virusas. Jis atėjo į mano bendruomenę Indijoje ir iš karto pasaulis pasikeitė. Ligoninės perpildytos ligoniais, mirties baimė orely buvo apčiuopiama. Faktai nebuvo svarbus, baimė plito greičiau nei tiesa. Šeimos buvo sudužusios neaiškumu ir skausmu. Bet didžiausias smūgis buvo mano motinai. Ji irgi samdžiosi šį virusą. Ir virusas atėmė jos gyvybę. Mano motina. Mano gyvenimo šaltinis. Ir aš likau. Ta momentą supratau, jog ši nelaimė tapo labai asmeninė. Žodžiai, kuriuos vėliau mėginau pasakyti savaime, skambėjo lyg sviestas iš širdies. Nipah virusas atėmė mano mamą. Bet aš išgyvenau. Aš irgi turėjau kovoti su virusu. Ir niekas negali suprasti, ką tai reiškia būti ligoninėje visiškoje vienatvėje. Sveikatos priežiūros darbuotojai įžengdavo į mano kambarį apsirengę apsauginiais kostiumais. Jų veidai buvo paslėpti, jų balsai tolimi. Negalėjau liesti šeimos, negalėjau paskutinį kartą pažvelgti į savo motiną. Tik Laukiau, kad mano kūnas atlaikytų. Kiekviena sekundė buvo kovaitė su baime. Atmenu dienas, kai tikrai galvojau, jog nepajėgsiu, kai kvėpavimas buvo sunkus, kai širdis draskėsi dėl gelos ir vienatvės. Tame izoliavimo tyloje buvau tik aš ir mano skausmas. Naktis buvo baisios. Aš bijojau, jog pasibaigs taip pat, kai baigėsi mano motinai. Bet mano kūnas atlaikė. Nežinau kodėl, gal dėl Dievo, gal dėl atsitiktinumo, gal dėl to, jog kažkaip žinojau, jog turiu žiupinti savo griaustyti. Išgyvenau, bet tas likusis gyvenimas, tai nebuvo lengva pergalė. Grįžus iš ligoninės namo viskas buvo skirtinga. Grįžau be savo motinos, namas buvo tuščias, liūdesys buvo pavojingas, bet taip pat ir dėkingumas. Dėkingumas už tai, jog gyvu, nors nežinau, ar to verta. Turėjau tokį keistą jausmą. Buvau laiminga, kad gyvu, bet kartu jautei kaltę dėl tos laimės. Kodėl aš, o ne mama? Kodėl aš išgyvenau, o ji ne? Šį klausimą kėliau savo ilgus laikas. Gal aš išgyvenau norint pasakyti šią istoriją? Gal mano išgyvenimas turi tikslą padėti kitiems, suprasti šią ligą, suprasti, kaip svarbu greitai ieškoti pagalbos. Todėl čia aš ir esu, pasakoju savo istoriją. Norėčiau, kad žinotumėte apie Nipah virusą. Norėčiau, kad suprastumėte ankstyvuosius simptomus, karščiavimą, nuovargį, galvos skausmus. Norėčiau, kad žinotumėte, jei šie simptomai atsiranda, skubėkite į ligoninę. Kiekviena minutė svarbi. Mano mama nebesu čia, bet jos atmintis gyvena. Ir mano jėga gyventi, tai mano pagerbimas jai. Norėčiau, kad jūs suprastumėte, tai ne tik mano istorija. Tai šauksmas iš širdies, kiekvienam, kas praranda jos draugus ir šeimą dėl tokių ligų. Nipah virusas atėmė mano mamą, bet jis negali atimti mano balso. Jis negali atimti mano tikslo pasakyti tiesą. Aš išgyvenau ir aš pasakosiu jos istoriją. Aš pasakosiu mūsų istoriją. Ačiū Jums, kad mane išklausėte.